Sveiki, aš esu Andrius ir šiandien šnekėsim apie Engo išmaniąją relę. Šnekėsim apie tai šiame klipuke, kaip atjungti katilą nuo šios relės. Tai pradėsim nuo jos pririšimo ir parodysim aplikacijai, kaip tai atlikti. Taigi pradėsime nuo relės registravimo. Aplikacijoje susirandame relę. Tuomet susivedame slaptažodį mūsų Wi-Fi. Svarbu, kad būtų 2,4 GHz. Dabar pas mus vyksta pridėjimas. Ir štai pridėta relė. Mes ją galim persivadinti kitaip. Tarkim, mes norėtumėm, kad tai būtų katilo atjungimo relė ar panašiai. Triname, persivadiname kokį norim pavadinimą. Šiuo atveju trumpinam katilo atjungimas. Tam, kad veiktų viskas tvarkingai, mums reikalingas dar papildomai kambario termostatas. Tai tarkim, įmame kitą Wi-Fi termostatą, vėlgi įrankiniu būdu pridedam, štai mums rado, susivedam slaptažodį ir persivadinam kažkokiu tai kitokiu termostatu. Šiuo atveju kambario termostatas, kad būtų visiems aiškiau. Spaudžiam Done. Dabar svarbu mums yra parašyti scenarijų. Spaudžiam ant smarto ir kūrėme sceną. Taigi, mums reikia, kad kai device'o statusas pasikeičia, tai šitoje vietoje kambario termostato statusas pasikeičia, renkamės working status, tarkim, norėsim, kad išsijungtų, tai heating off, ir tada spaudžiam Then, control single device, šiuo atveju mūsų išmanė relė, renkamės katilo atjungimą ir switch, keisime į off. Save, next step ir turim išsaugoti. Taigi dabar jau turim, kaip katilas atsijungia, spaudžiam save. Reikės padaryti, sugalvojam scenos pavadinimą katilo, tarkim, atjungimas. Taip pat reikės sukurti sceną katilo įjungimas, kad katilas suprastų. Vėlgi kuriam naują sceną. When device status changes, vėlgi einam čia, vėlgi renkamės kambario termostatas, vėlgi renkamės working status ir heating funkciją renkamės, kai jau reikia šildyti. Tai then renkamės, kad control single device, mūsų ta pati relė katilo atjungimas, switch, pasirinkam į on. Spaudžiam save, next step, save dar kartą. Ir katilo įjungimas, galim užvadinti taip. Tokiu būdu tiksliau žinosime kiekvieną funkciją. Galim pasitikrinti, einam į kambario termostatą, užsikeliam temperatūrą, grįžtam, matom, katilo atjungimas veikia. Tai yra veikia šildymas. Dabar susimažinam, pasitikrinkim, grįžkim atgal, katilo atjungimas, matome, išsijungia.